Sveiki. Sveikas, Robertai. Iškart noriu visiems padėkoti už palaikymą. Šias pastarasis 3 savaitės buvo sunkiausios ir pelningiausios savo gyvenime. Čia supraskit, kaip nori, nes taip yra iš tikrųjų parašyti. Likiu jums visiems pasiimti iš šito projekto tiek, kiek aš pasiėmiau iš tai. Atvirai pasakiau, šitą visą laiką tryniau lazankės kaip pašėlės, nes bijojau parodyti, koks tikrai esu. Atėjau į šį žaidimą visiškai nepasiruošęs ir gailiuosi gal šiek tiek, kad su jumis kiekvienais per mažai skyriau laiko bendrauti. Na, visi žinom, kad iš tikrųjų sunkiau čia jam su to rašyba. Na, užteks man čia skiesti jums. Visi laikykitės ir kovokite iki galo. Jūs visus labai palaikau. Su didžiausia pagarba, Robertas Kupstas. Širdus laiškas ir žmogus matosi, žinai, jam iš tikrųjų, jis man kaip pats yra sakė, žinai, jam sunku yra rašyti lietuviškai, tai jis... Bet šiaip fainas bachūras ir maladėts. Na, ne ta žodis. Ir iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad... Aš nesitikėjau, kad jis toks bus. Jo. Aš irgi nesitikėjau. Realiai, prisipažįstu irgi, kad nesitikėjau. Ir iš tikrųjų, kai sako Sigai, žinai, sumėtyti visus minusus, mes galėjome lygiai taip pat Robertus mėtyti, žinai, bet jis to nevertas. Jis to nevertas, yra viskas nuo mūsų bendravimo, viskas priklauso, žinai. Ir žmogus tikrai jam sunku su lietuviška rašyba, bet jis parašė laišką labai gražų. Ir parašė ne 3 žodžius. Manau, kad mes išliksim, kad ir po šou, kaip tu, kas sako, kad čia nesąmonė, užnekat, žinai, čia pabendrausit, šame šou, žinai, susitarsit viską, žinai, bet aš tikiu, kad mes susitiksim po šou ir išliksim draugais. Galų gale važiuosim. Aš manau, kad per mažai gal jie ir mane pažino per tas 3 savaitės, kad taip labai liūdėtų. Bet manau, kad jie gal nėra taip jau pasakiškai, aišku, žinai, laimingi, kad aš išėjau. Galbūt kažkiek ir, žinai, nežinau. Aš pats nežinau. O ko tu norėtum? Nu, aišku, kad liūdėtų? Nu, nenorėčiau, kad liūdėtų, aš norėčiau, kad pasilgtų manęs, aišku, žinai, bet liūdėsio tai aš tikrai nenoriu gailesčio dėl manęs, nenoriu niekada tokių visų dalykų. Čia yra vat šou, taip ir turi būti, taip ir išėjo, taip yra loterija mano, kad aš prieš Andrių iškritau, o taip ir reikia daryti. Nereikia liūdėti, nereikia nieko gailėti ir... Žinai, čia ne pabaiga, mesgi toliau galėsim bendrauti po šito šou ir dar draugausim, dar ir amžinai, žinai, kiek yra. Manai, kad draugausi? Manau, kad tikrai draugausiu, jo. Andriuška, tu mano, žinok, sveikinu, iš pergalę, pasakiškai, žinok, silgsiu tavęs. Vieną žodį pergėlėm. Kad ir kaip būtų vis tiek, atvažiuosi pas mane svečius, aš pas... Be abejo, ir tu pas mane į svečius, žinok. Viskas normaliai. Čia yra tie žaidimai. Ne, normaliai. Žinok, Būdį, ačiū tau už viską, tu esi nepaprastai gabus vaikinas, žinok. Šiandien pasirodė šauniai. Normaliai, žinai. Ačiū. Donatan, ačiū. Nėra nieko, sorry, žinai, čia žaidimas toks yra ir kai žmonės iškrenta, vis tiek mūsų galų gale vienas tik liks. Ačiū už kompaktų diską grotuvą, savo atidaviau, padėjau, žinai, atsiprašau, kad taip ilgai kaip debilas laikiau jį. Tikiuosi, kad geriau jautiesi. Ari. Buvo liuks, ačiū. Aš dabar, pavyzdžiui, kaip tik dabar einu į viešbutį, neinu namo, kad galėčiau aš pagulėti ir pagalvoti apie visą šitą savaitės, nes man toks buvo įspūdis, kad aš neįsivaizduoju. Aš dabar Wow. Ačiū. Ne, jūs visi tokie faini, jūs visi nerealūs. Tenai Miami Beach, laukia juodo plaukia į apvalį, kodėl manęs atraukia Santa Barbaroj, guminių barbirojus prisiekiau savo. Tenai nekelti kojo, Afrika, Amerika, Europa, Australija, Azija, Grenlandija, ar kokia Okeanija, Indija, Arabija, visur vienoda manija. Siaučia meilės virusas, o bėda. Krenta, žinai, jau krenta brangų žmonės. Jo, krenta, ir čia jau net nežaidimas. Pats pjovimas mūsų kaip tik pasąmonė, žinai, pats pjovimas čia dabar, yra. čia tiesiog skauda, supranti, yra. Čia yra pats pjovimas mūsų pasąmonė ir viskas, žinai, kad grinai dabar moment esam tokioje situacijoje, kur, kaip sakant, kryša paėcham.